Jeigu kalbėti, pavyzdžiui, šiandien ryte tokią tenetę paimti ateities matymas, ar ten ateities spėjimai, kaip sako, nuspėti. Taigi aš iš karto esu tiek apmastęs ir aš pasakysiu jums, kad ko gero aš esu tas ateities matytojas. Bet iš karto noriu pasakyti, kad tai nėra kažkoks ypatingas dalykas, tiesiog pasakysiu, kad patys logiškiausi dalykai, jie prasideda patys pirmieji ir patys greičiausiai. Tai šitą ateitį, žinai, jeigu matai girtą žmogų, tai jam tikrai pamatysi jo ateitį, kad ypatingai tais senaisiais laikais, kad jisai jau bus blaivyklai, kaip sakant, nes jo labiau, pavyzdžiui, jeigu dieną kokią, tai dieną iš vis vyrai negalėdavo darbingą amžiaus pasirodyti mieste, nes iš karto pasistato dragovnikai. Draugai, tipo, kažkaip taip, nežinau, kodėl jie taip susigalvoja čia. Bet yra dar tarp draugai, draugovnikai ten. Šis ten yra daug labai padarytų vertime klaidų arba pasirinkimai vertimo kažkokie absurdiški. Taigi, o maigiai, jis baigiai, tai nieks niekada nepasakė. Tai va, nebijokit spėlioti savo ateities. Čia kaip svajojimas. Kuo daugiau svajoji, tuo ta ateitis tavo tampa realesnė tokia, kokia tu nori. Bet vėlgi, maišom savokas. Galvojam, kad, tarkim, lemtis ir likimas yra vienas ir tas pats dalykas. Taigi, iš karto galiu pasamprotauti, kad, tarkim, lemtis yra tai, kas jau yra nulemta, jau viskas, jau čia jau yra nulemta, jau čia tokia kaip lemtis, jau žinai. Tai va, lemtis yra, čia kai jau yra nulemta, tu negali juos kažkaip tai pakontroliuoti per daugiausiai. O likims reiškia, kaip tu pats nori likti šią akimirką būtent. Ne šiaip, kad ten kažkokia, bet pats pasamprotavims čia jau sako, kad likims reiškia tavo rankose visą laiką esantis dalyks ir tu jį gali kontroliuoti. Tai va, belaukiant autobusą visą laiką reikia mankštinti savo protinės galias. Aišku, ten su tom protiniam galiom irgi yra visokių niuansų. Tarkim, jeigu jos yra smarkiai išmankštintas, tai jau tu gali būti, kaip sakant, patekti į nesuprastųjų žmonių šitą zoną. Taigi, o zono jau kaip ir zonoj, viskas labai sumažintai, supaprastintai, su žodžiu, tiems, kam patinka dabar tie žaidimai, game blending, ten, kur atsisukta, žodžiu, tie dabar korėjietiškų filmų meistrų kūriniai. Taigi, zonoje lygiai tas pats. Visą laiką zonoje tas pats. Jau ten, ne ten sustosi, ne ten nueisi, ne į tą pažiūrėsi. Visą laiką turėsi jausti atsakomybę už savo kiekvieną žingsnelį perduotą į savo smegeninę. Ir tada, aišku, ten vėlgi hierarchijų kalneliai. Vienas toks, kits jau dar anoks. O ten tarp tų anokių žiūri, kai ten dar visokių. O tarp visokių žiūri yra ir ojojoj, kaip toli. Su visko ten galima nukeliauti, žodžiu. Taigi tos protą visas treniruotės, kad neatvestų į tas mintis, kur langai grotuoti ir langai visokie tai stori. Dar noriu pabrėžti, kas liečia protą treniruotės, tai yra žymiai daug pliusų, negu čia man išvardintų irgi pliusų, bet kitiems labiau asocijuojančių su minusais. Taigi, nes aš sakau, gyvenime nėra minusų, yra vieni pliusai, nes niekaip kitaip. Taigi, vis tiek tų pliusų, kaip ir sakiau, yra daugiau treniruojant protą. Tiesiog, ar tai bus tau duota, vat kur yra esmė. Su jumis buvo LDJ Genijus.